Hei, sveiki draugai, na ką, šiandieną susitinkame garaže. Kaip matote, esu pusiau švarus, nuo kelnės jos iškaltos, bet biškiai, na taip, nuo darbų. Ir šiandieną žiūrėsime kai ką apžvalgą. Tai yra išpakavimą, unboxingą ir apžvelgsime. Na, iš karto norėsiu padėkoti, kas spaudžiat laiką, kas užsiprenumeravot, kas paremėt mane finansiškai, tai yra Contribui platformos nariai. Ačiū jums visiems. Tai jeigu norit ir tu prisijungti prie Contribui narių, po šio video yra aprašyme nuoroda. O dabar šiandieną mes apžvelgsime, kaip ir praeitais metais, atėjo šaltas sezonų metas. Tai ką mes apžvelgėme praeitais metais, gal atsimenate? Pakomentuok. Dyzelinį šildytuvą. Tai šiandieną gavau pašte štai tokį The War firmos dyzelinį šildytuvą. Taip, tai jisai yra ZM8005 ir jo heating power 8 kW. Tai išpakuosime, pajungsime ir pažiūrėsime, kaipgi jisai šildo. Vienu žodžiu, elektros sukų labai daug pasistatęs, esu antri metai saulės elektrinį 10 kW, bet kadangi už pasaugojimą atėmė ne 33%, nuo sausio mėnesio 35 bus procentai. Vienu žodžiu, neužtenka man elektros. Gaunasi namai ant elektros šildosi, garažas ant elektros šildosi, tai nusprendžiau pabandyti šildytis dyzeliu. Kiek žinau, su šituo dyzeliniu šildytuvu galima gauti pažymą ir piltis žemės ūkio kurą. Na, kurą šildymui dyzelį, tai žymiai pigiau. Tai nežinau, kaip ten vyksta, bet bandysiu pasigilinti. O šiandieną išbandysime šitą dalyką, atšaldysime garažą iki kokių 0 arba 4 laipsnių ir pažiūrėsime, per kiek laiko pakils iki 10 laipsnių, ką jisai sugeba. Pajungsim labai paprastai kol kas, o po to žiūrėsim kažkur ant sienos. Jeigu bus didelis susidomėjimas tokių aparatų, apžvalga, tai dar mačiau kažkokius ten burtus naudoja. Tai duslintuvą išveda per špižinį arba metalinį radiatorių ir tada tik tais lauką. Tai dar tas radiatorius generuoja nemažai šilumos nuo duslintuvo. Ką taip tiesiai išmestume į lauką, o ten gaunasi dar puikiai radiatorius šildosi. Kai kas net daro per kelis radiatorius. Ir sakė, veikia. Bet čia kitose laidose šiandieną mes darome unboxingą, tai yra apsižiūrėsime, kas čia tokio šitoj dėžėje yra. Ir pajungsim, pažiūrėsim, kaip jis veikia. Tai ateikit arčiau, atidarinėjom. Pastačiau jūs aukščiau, kad viską matytumėte tą patį, ką ir aš. Tai darom, pasižiūrim. O, jau matau, raudonas. Ir čia yra viskas viename. Ką mes dar čia turim? Instrukcija. Viskas. Dėžė tuščia. Tai instrukciją mes apžvelgsime. Viską galim dėti iš šoną. Dar apačioj kažkokia dėžė. Šitą iš šoną kol kas mums nereikės. Ir štai. Na, sakyčiau, lengvas. Tikrai nedidelis. Bet pažiūrėsim, kaip iššildys. Ekranėlis gražus. Kuro bakas jau instaliuotas į vidų, kas sumažino jo apimtį. Jeigu, pavyzdžiui, imti su savimi žvejybą ar dar kažkur, tai manau, kad tikrai labai gerai. Ana praeitais metais atsimenat, kur žiūrėjom, tai buvo bakas dar čia šalia ir jis pats toksai va didelis. Tai, na, šitas kol kas man labiau patinka. Bet žiūrėsim. Taip, tai kol kas šitą dedam į šoną ir pasižiūrim, kągi mes turime dėžutį. Instrukcija čia buvo ten. Taip, tai turim duslintuvą, lankstų vamzdį, turim padavimą, taip pat išsitempia, lankstosi. Čia oro paėmimas, dar turėtų, manau, ten viduj bus. Jo, oro paėmimo vamzdelis taip pat lankstus. Čia užsideda taip. Aišku, viską užtemti reikia hamutais. Toliau, hamutai visokie. Pultelis. O, tai netgi su pultu. Štai toks. Pažiūrėsim irgi, pabandysim, ar pultas veiks. Jeigu baterijų turėsiu. Gal turėsiu. Toliau, turime patį duslintuvo bakelį. Štai tokį. Ir keletą varžtų. Viskas. Tai žiūrėkit, ant kiek lengvas yra surinkimas jo. Na ką, tai nieko nelaukdami, pabandome jį susirinkti. Tai duslintuvas yra šioks toks minusas, sakykim. Tai yra duslintuvas apačioje, kas, sakyčiau,
Nu, žiūrėsim, nebent mes jį pabandysim užlenkti taip, kad jisai išeitų tiesiai į šoną. Dar reikia pažiūrėti instrukcijoje, kuris čia duslintuvas, kuris oro paėmimas, kad nebūtų po to bėdos. Taip, tai žiūrim. Jo, bandysiu šiais metais šildytis garažą dyzeliu. Tai pažiūrėsim, ką išeis su sąnaudom. Nes kol kas, sakau, su tuo turiu oras čia garažė ten pas mane. Kampe. Na, daug elektros, jisai 6 kW pas mane, daug elektros sunaudoja ir man tas netinka. Nes elektra brangiai ir, sakau, neužtenka iš saulės elektrinės. Jeigu bus įdomu, pavasarį, manau, dadidinėsiu saulės modulių, kad daugiau būtų kilovatų. Nes realiai pas mane uždėta 10, galiu gaminti 10, pas mane maksimum, ką jūs spaudžia, tai 6. Tai aš manau, iki 15 kW galima keltis mano saulės elektrinė ir jinai tikrai neviršins 10 kW. Tai žiūrėsim, o galbūt tobulinsim, kam pakeisim, pas mane gan lėkštus nuolydis. Tai va. Nepatinka man vienas dalykas dabar čia, kad čia galėjo ar užrašyti, ar lipdukus bent užklijuot, kur in, kur out. Tai turiu va dabar ieškotis instrukcijose, kur tas in, kur tas out. Dar netaip čia lengvai rasiu. Gal aš toj susirasiu ir persijungsiu, ne? Nu, Chebrytė Maximum, ką radau instrukcijoje, tai va tokius va piešinėlius. Ir ekranėlis nupieštas priekyje ir čia nurodytas duslintuvas. Tai ką? Taip ir jungsim. Taip, tai ekranėlis pas mane čia. Tai jungiam. Ką čia jungiam? Užmaunam. Uždėsim kamutą. Nežinau, ar tam čia skirta ertmė šone, bet man va tinka prisisukti. Užveržiam. Taip pat užsidedam oro paėmimą. Irgi kamutą uždedam. Ir taip pat prisiveržiam. Taip, laikosi. Dabar bandom tada. Šitas tai be problemų, manau. Mums pavyks jį va taip į šoną. Va su duslintuvu. Reikia žiūrėti, kas čia mums pavyks. Ką, bandom. Kaip čia mums pavyks jį. Kiek matau, kad nepavyks taip, kad atsistotų. Tai tada mes taip ir paliksim kol kas. Bandysim pasidaryti ant kažkokios lentutės ar kėdutės pasistatysim. Taip, šitą padarėm. Dabar mums reikia prisijungti. Dar va šitą uždėti. Čia filtras toksai yra. Kaip suprantu. Kamutas. Čia, kad neprisiurptų kažkokių stambių dalelių. Nes ten realiai nieko nėra viduj, tik tai va čia tokios smulkios skylutės. Tai dulkių vis tiek prisiurps. Ir mano tokiam kaip garaže dulkių labai daug visą laiką. Tai aš manau, kad reikės modernizuoti oro paėmimą ir bandyti dėti gal kažkokį filtriuką. Tokį kaip motociklo gal, ne? Ta nulinį vadinama, kad netemptų dulkių. Spaudžiam. Nu, va, čia turiu tokią kėdutę, čia kaip rankenos padarytos. Tai išpjausim mes va čia tokį va ir galėsim ant jo pastatyti. O po to darysim lentynėlę jau čia kitam video. Tai pjaunam. Oba. Jau vykas. Stačiau gerai. Kumą nors pakrautai. Aha. Ąžuolas, kaip suprantu, nes kvepia tai ąžuoliuku. Jo. Nu, čia dabar galima pasistatyti mūsų aparatą. Tai tą dabar ir padarysim. Taip. Kišam duslintuvą. Oro paėmimą. Čia toks laikinas, sakykim, dalykas pasitikrinimui. Nu, viskas čia jau gali stovėti. Kad nenukristų, gal prisuksim porą varžtų, ne? Po vieną, manau, iš vienos pusės ir vieną iš kitos. Tiesiog, kad jisai nesitabaluotų. Nu, dabar jau galima su visą kėdutę pakelt. Taip, toliau dar reikia uždėti mum duslintuvą, galą. Tai tiesiog dabar taip uždėsiu, nes vis tiek man reikės viską ardyti, tai jum, na, tik noriu parodyti, kaip kas susirenka. Toliau manom oro padavimą. Opapa, kur tu? Nu, ir kaip specialiai nuvažiuosi kitą galą, blėt. Atsiprašom, kitaipgi negali būti.
Gerai. Ir reguliuojama antgalį. Laikosi puikiai. Straubliukas kabo. Dabar galim jungt, bandyti. Na, kol kas duslintuvą iškišim pro varto apačią. O taip. Nuleidžiam vartus. Čia tokį pasidariau, sakau, kad vartų man neužkaitintų tokį va. Uždėsim ant pačią vamzdžią. Kaip čia gerai viskas. Puikiai. Užkamšom skylės. Ir ką, jungiu prie akumo, nes neturiu blokelio į šitą reikia 12 voltų. Ir pabandysim. Ten man akumas šone, mėlynas. Arčiau patrauksiu. Laidas. Ką, jungsim. Pliusą, raudoną prie pliuso. Ir mėlyną. Mėlyną, sakau, juodą. Prie minuso. Matome, ekranėlis užsidegė kažką. Taip, dar neužsipylėm kuro. Ekranėlis ant šviečia. Užsipilam kuro. Taip, tai daug kuro nepilsiu. Daug ir neturiu. Litriuką kokį pilsim. Užteks. Pabandymui. Tu aš jūs arčiau prinešiu ir bandysim kažką čia suspaudinėti. Ką, žiūrim, spaudžiam on mygtuką. Ką reiškia po 12 voltų. Ok? Na, dar kartą reikia. Gal reikia palaikyti. O, pradėjo pūsti. Dabar, kaip suprantu, jis turi prasipūst kelias ten ar minutę. Laikmatis. Vienu žodžiu, programiškai tai išsiaiškysim paskui, ką čia ką reiškia, nes pats nežinau, ką reiškia. Po to aiškinsiuos. Dabar tegul jisai startuoja ir pažiūrėsim, kaip šildys. Čia galingumą gali H1, H5. O, taip, pradėjo pompuoti kūrą. Ant maksimumų kol kas nustatėm, pažiūrėsim. Šiaip 8 kW tai turėtų gerai jisai pašildyti. Nu va, bėgėjasi. Dar neapučia šilto oro. Pažiūrėsim, ką duslintuvas ten rodo. Ne, irgi šaltas dar eina. Tai gal dar nestartavo? Kol kas dar ne. Palauksim biškį, aš atsimenu ir su anuoju laukiam, kol jisai pirmą kartą užsivedė. Nu, pasikeitė garsas, truputėlį užkvipo saliarą, bet tik šiek tiek. Ir jo, per duslintuvą jau eina šiltas oras. Tai ir čia mes tuoj turėsime šiltą orą. O, jisai startuoja dabar. Kaip suprantu, buvo pirma savitikra, ar kaip čia pavadinti. Einam iš karto parodysiu, nenutraukiant filmavimo, kiek mes turim laipsnių. Matosi ar ne? Va. Tai čia yra 7 laipsniai. Ir paliksime jį įjungtą dabar ant maksimalo. Lygiai 30 minučių. Tai pasižiūrim, kiek dabar valandų. Nu, ko tu nefokusuoji? Va, 11:24. Tai susitinkam dabar jau čia. Kiek čia gausis? 11:54 ir pažiūrėsim tada temperatūrą. O dabar tegul šilda. Nu va, jau šilda beveik pusę valandos, bet tai šiltas oras ilgai neišlaikysi. Va čia aš įsivaizduoju, kokiam buse, tai čia iš vis 2 minutės ir karšta. Tai einam pažiūrėsim, kiek prišildė. Paminėsiu, kad pas mane yra 60 kvadratų garažas ir dabar patikrinsim valandas. Pen vieną, tai nepilna pusvalandį ir žiūrėkit, ką turim. Nu, fokusuokit. O, 10 laipsnių. Tai realiai per pusvalandį nepilna 60 kvadratų pakėlė beveik 4 laipsnius. Tai aš sakyčiau labai gerai. Laukia yra -5 temperatūra dabar. Nu ką, jungiam lauk dabar ir einam prie stalo. Off. Nu, jis dabar dar prasipūs ir išsijungs. Na ką, šypsena veide tikrai veikia puikiai. 10 balų duodu iš 10. Na, akivaizdžiai matot patys. Per pusvalanduką nepilną pakaitino garažą iki 10 laipsnių. Beveik neina garai net iš burnos, tai jau pliusas didžiulis. Tai manau, jį pajungus pastoviai, čia kiek suprantu yra ir termostatas, tai galima tiesiog palaikyti tos 12 kokių laipsnių, man 12 per akis darbui, nes jau po to jau būna man per šilta.
Bet jeigu būsė ar dar kokioj mažesniai patalpoje, tai čia iš vis jisai labai greitai sušildytų. Kiek kuro ryja, nežinau, bandžiau skaityti knygutėj, neradau informacijos, gal internete ir yra. Po to jums šitą visą pateiksiu. Toliau norėsiu pas jūs paklausti, ar norėtumėt pratęsti kitą video su šito šildytuvu, kaip pasidaryti jį, kaip pasijungti, pasistatyti ant sienos ir išgauti dar daugiau šilumos su radiatoriaus pagalba. Tai būtinai komentuokite po šio video. O dabar užskaitau ir štai tokį Vevor 8 kW arba kažkokį kitą galite įsigyti Vevor puslapyje. Visas nuorodas palieku po video aprašyme. Taip pat ten bus ir nuolaidos kodas, 5% nuolaida gausite įvedę tą kodą. Tai šiuo metu kainuoja jisai, akcija vyksta kaip ir kalėdinė, lygtais 119,99, na tai 120 eurų, nemokamas siuntimas, atsiunčia labai greitai, nuo 5 iki 7 darbo dienų, tai tikrai labai greitai. Ir, na, daiktas, kurį tikrai rekomenduoju. Tai yra rekomendacija nuo manęs, ne dėl to, kad manęs kažkas to prašė, tikrai nuoširdžiai nuo savęs. Aišku, eigoje, laike, per visą žiemą aš jį ištestuosiu, na, žiūrėsiu, šildysiu savo garažą, bet jau aš žiūrėjau kelis apžvalgas, na, tikrai pasiteisinęs dalykas. Ir, na ką čia daugiau pridursi, puikus daiktas, lengvas, nedidelis, su savim galima imti. Taip pat išbandysim jį ir miške, nes keturratis jau stovi už jūsų, laukia savo detalių, jau turėtų greitai ateiti. Taip pat dar noriu nusipirkti tai tą vadinamą jurtą, palapinę, žieminę, irgi Vevor firmos, taip pat ją apžvelgsime ir tenais panaudosime ir šitą šildytuvą. Taip pat naudosime ir malkinį, bet ir šitą išbandysime. Gal važiuosim ant ledo, pažvejoti, nežinau. Vienu žodžiu, planų daug, o kaip jie susiklostys, taip ir bus. Kaip ten patarliai, ne? Tu planuoji, o Dievas juokiasi. Tai kol kas planai tokie, bet niekam nieko nežadu. O šitą tikrai visiems rekomenduoju, kas svarstote nusipirkti dizelinį šildytuvą, tai prašome čia. Paliksiu nuorodas visas aprašyme, o dabar iki greito.